Varėnos fotografijos rašo, profilio nuotrauka pintinė su grybais. Vyrinį iš Seimo tu pederastė. Aš parašau, linkėjimai Varėnai. Saulius Gusickas tiesiog parašo, pederastė. Dabar tai skamba juokinga, ne? Bet kai gauni vienu metu daug tokių žinučių, tai tikrai kartais pasirodo, kad žinai, kad gal visas pasaulis tavęs nekenčia. Dažnai dalindavaisi neapykantos išpuoliai socialiniuose tinkluose. Ar gali papasakoti, kokio pobūdžio tai buvo žinutės? Visus šitus 4 metus gyvenau tokioj neapykantos lavinoj. Bля, čia tai trumpai duoda kalbėti, nes apie darąsi nespėjau kamaryti, kad jos tik užmušmusius nužudyti ir nieko, dėti vietą. Ir padalinčiau gal tos komentarus tokias 2 dalis. Tai viena dalis yra tiesiog, kur yra nutyčiamasi, šaipomasi iš LGBT žmonių, jie yra seksualizuojami, visokiais epitetais vadinami. Ir tada kita grupė, kur yra skatinama tiesiogiai smurtauti arba susidoroti. Tokius reikėtų šaudyti šiaip jau, bent po 1 į metus. Kandratas. Kas buvo nutikę su tavo šeimos namais? Vienas tokių įdomesnių epizodų buvo mano tėvų namų. Ant sienos buvo pakabintas homofobinis plakatas. Tėvai, aišku, nusikabino tą plakatą, jį pašalino, tai po kurio laiko buvo juodais dažais aprašinėtos jų namo sienos. Labas, sūnau. Mes diskutuojam šiandien apie tai, kad savo politiniai veikloje susiduriu su daug neapykantos. Tai kaip jūs, kai tų išpuolių sulaukėt, kaip jūs tada jautėtės? Jautėmės panašiai tikriausiai, kaip 33 metais žydų tauta buvo terorizuojama psichologiškai ir fiziškai Vokietijoje. Fizinio smurto mes kaip ir nepatyrėm, bet psichologinį smurtą tai mes patyrėm. Tai jeigu išrinks mane spalio mėnesį dar kartą, ar esat pasiruošę dar 4 metams? Mes pasiruošę, nes mūsų skūra jau per 4 metus žymiai sustorėjo ir atsparumas viskam irgi padidėjo. Tomai, papasakok, ar tokio pobūdžio elgesys buvo ir Seimo aplinkoje? Tai viena yra homofobiniai išpuoliai, kuriuos Seimo nariai skleidžia į Seimo tribūnos, tam, kad visi girdėtų. Tai čia liūdnai pagarsėjęs Petras Gražulis, Valdemaras Varkiūnas, Valius Ąžuolas, bet aš stengiuosi su tokiais Seimo nariais apskritai galbūt kažkokio kontakto didesnio nepalaikyti. Tai pavyzdžiui, konservatorė Vilija Leknaitė man atėjusių Seimo posėdžių salėje kadencijos pradžioje mane peržegnudavo. O kažkada yra sakiusi, kad už mane nuolatos meldžiasi, tai aš jai padėkojau, sakau ačiū, tai todėl man taip gerai ir sekasi. Per šios 4 metus žmonės, kuriuos aš truputėlį pažįstu per didesnį atstumą, manęs dažnai klausdavo, na tai kaip tu ištveri šitam neapykantos tsunami, kaip tu išlieki toks ramus. Tai aš visą laiką sakau, chebra, aš kartais nelabai suprasdavau, kas vyksta. Ir aišku, per šitus 4 metus mano santykis su tais visais išpuoliais pasikeitė, aš tikrai užsiauginau žymiai storesnę odą, bet aš dirbau su savim, lankiausi pas psichologą, ieškojau kitų metodų, kaip sukovoti su neapykanta ir neleisti jai mane sužeisti. Bet klausimas buvo apie tai, ar buvo verta. Tai buvo 100% verta, nes mano politiniai tikslai ir darbotvarkė, kurią aš atnešu į Seimą, yra kur kas žymiai svarbesnė negu bet koks neapykantos komentaras ir išpuolis. Ir ne tik buvo verta, ne tik daryčiau tą patį, bet mes dar pakartosime.